Laba diena, Edgarai. Ačiū, kad vėl mes galime su tavim pasikalbėti ir atsakyti į žiūrovų klausimus. Taip pat, kurie mūsų nematė pirmo pokalbio, aš noriu priminti, kad šiandien svečiuose yra Edgaras Rac, praktikuojantis egzorcistas, teologijos daktaras, psichologijos magistras ir aš jam užduosiu visus jūsų klausimus, kurie mane pasiekė įvairiais kanalais. Tai gal iš karto ir pradedam. Aš užsirašiau visus tos klausimus, kad nei vieno nepamirščiau. Ir pirmas būtų, kaip atpažinti, ar tai yra psichinė liga ar apsėdimas. Na, visų pirma, tikrai labai malonu sugrįžti. Ačiū Jums. Ir pradedant turbūt nuo pačio sunkiausio klausimo. Tai egzorcizmų sferoje. Tai egzorcistai dažniausiai daro dvi pagrindinės problemas. Dvi pagrindinės klaidas. Jie prirašo problemą visiškai kaip psichologinę. Pavyzdžiui, yra sutrikimas, lunatikavimas, šizofrenija, epilepsija. Tai tiesiog parašo kaip psichologinę, fiziologinę problemą. Ir antra klaida, kurią jie dažniausiai daro, ir aš ją darydavau, prirašo tai kaip visiškai dvasinė problema. Žodžiu, žmogaus psichologija, jo sveikata, tai neturi jokios sąsajos su jo siela, su dvasinė problema. Tai čia yra dvi pagrindinės klaidos, nes atsakymas į šitą klausimą yra visuomet dvipusis. Jisai visuomet, šito trumpas atsakymas yra tai, kad yra visuomet 50-50. Nėra psichologinės ligos, nors ir pačiam liūdnai į tai tikėti, bet dėja. Nėra jokios psichologinės problemos, kuri nebūtų surišta su dvasinė problema. Ir niekuomet dvasinė problema nebus išreikšta psichologiškai arba fiziologiškai. Todėl, nes kuomet žmogus yra apsėstas, tas apsėdimas, ta dvasinė problema, nebūtinai gali tai būti apsėdimas, gali būti dvasinis prisirišimas, piktų dvasių ir panašiai. Tai visuomet pasireiškia kažkokiu tai būdu fiziologiškai. Visuomet. Ir užtat nurašyti, pavyzdžiui, psichologus arba psichoterapeutinę pagalbą žmogui, kuris turi dvasinių problemų, tai yra didžiausia klaida. Visuomet šitie du faktoriai įeina ranka į ranką, koja į koją. Todėl, nes nereiškia, jog visi šizofrenikai, visi epileptikai yra apsėsti. Aš tikrai to nesakau. Aš tiesiog sakau, kad visuomet tai yra išsireiškimas dvasinės problemos. Visuomet. Bet kokia psichologinė problema. Tai reiškia, kad kiekvienu tokiu atveju reikia kreiptis į abu ir paraleliai, ta prasme, naudotis ir tom paslaugom. Taip. Niekada negalima galvoti, kad egzorcistas sutvarkys problemą, viskas bus gerai, ne. Psichologas užsiminėjo savo sritimi, egzorcistas savo, nes visuomet šitie du dalykai eina kartu. Aišku. O dažniausiai vienas arba kitas neturi kito išsilavinimo ir tada viename asmenyje tai labai retai sutinkama tada pagalba, ar ne? Na, tie demonologai, tie egzorcistai, bet jų tikrai dar yra keli, kurie tikrai atsidavę savo darbui, pavadinkim, jie buvo vos nepriversti pereiti psichologijos kursus, psichologijos mokslus tam, kad būti pasiruošusiam, jeigu reikės, suteikti ir tokią pagalbą. Bet dažniausiai egzorcistai, tie, kas supranta, ką daro, jie atlieka savo darbą ir po to iš karto siunčia pas terapeutą, pas psichologą, pas psichiatrą, jeigu reikia. O kaip yra, čia aš dar tą patį klausimą plačiau noriu pakomentuoti, o kaip yra, pavyzdžiui, su vaikystės traumomis? Ar tai yra grynai psichologinė problema, ar tai irgi laikui einant tampa kažkokia tai ir dvasinė problema? Visuomet yra ir tas. Matote, yra, pavyzdžiui, Biblijoje krikščionys mėgsta naudoti šitą frazę, kad Dievas bet kokią blogą situaciją gali paversti gerą. Na, tai yra įžymus posakis. Bet ką mes praleidžiam, kad piktos dvasios daro lygiai tą patį. Tai jeigu mes turim kažkokią, tarkim, psichologinę traumą, jeigu ją nepasirūpinti, jeigu nesirūpinant sielą, nesirūpinant savo psichologiją, ta trauma, ta problema, jinai tikrai gali būti panaudota į neigiamą pusę ir labai daug žmonių tikrai su to kankinasi. Atsitiko kažkokia trauma vaikystėje, bet ta trauma pavirto į rimtą dvasinę problemą. Kaip ir minėjau, tai eina visuomet kartu. Gerai, tai kitas klausimas yra,
savo pokalbyje jūs sakėte, kad mediumai ir aiškiaregiai yra irgi apsėdimo forma, bet ar tikrai nėra mediumų nuo Dievo? Nes ir bažnyčioje yra kalbama apie įvairias charizmas. Tai vat apie tai galbūt pakalbėkim. Ar tikrai čia jau viskas į vienus vartus? Žinokit, taip, žinau tas charizmatinės bažnyčias, kur žmonės kalba kitom kalbom ir ironiška tas, kad apsėstieji taip pat kalba kalbom, kurių jie nesupranta ir niekada nesimokina. Tai charizmatinės bažnyčios aš tikrai su visa derama pagarba tikrai pasiūlyčiau iš visos širdies laikytis nuo jų kuo atokiau. Todėl, nes jie žaidžia su dvasiniais elementais, su dvasiniais dalykais. Galbūt jie ir nori, galbūt jie ir siekia kažką gero iš to ištraukti arba kažką pasiekti. Bet joks teologas niekada negali jų pripažinti ir niekada nepripažįsta kaip teisinga bažnytinė krikščioniška praktika. Bet kokia aiškiaregystė, matot, jeigu mes daleidžiam idėją, kad aiškiaregystė gali būti iš Dievo, visų pirma, viską, ką Dievas jau norėjo pasakyti, jisai tikrai pasakė. Tuomet mes daleidžiame galimybę, kuomet žmonės vos ne naujus judėjimus pradeda. Man apsireiškė Dievas. Žinot, ką jisai pasakė? Nu va, po 50 eurų susimokėkit ir aš jums duosiu žinot. Labai daug žmonių ant to pasistatė neblogų namų, ant tokių judėjimų, ant tokių, aš turėjau viziją iš Dievo, aš turėjau pokalbį su Dievu ir panašiai, ir panašiai. Tai tokie dalykai, viskas, ką Dievas norėjo pasakyti, jisai jau pasakė šventajame rašte. Tačiau nuo tokių charizmatinių dalykų, dvasinių dalykų geriau laikytis atokiau, todėl nes ten linija tarp to, kas iš Dievo ir to, kas nėra, be galo siaura. Be galo. Ir žmonės tikrai bažnyčiose, charizmatinėse bažnyčiose, pentekostų bažnyčia, vadinasi, jie tikrai labai stipriai užsižaidžia su to. Nu, pavyzdžiui, šventoji Faustina, ne, jinai Vilniuje gerai žinoma, jinai irgi matė vizijas ir jos kunigas irgi prašė jos labai išsamei tai pasakoti, aprašyti ir taip toliau ir tikrino. Tai aš manau, kad yra kažkokios tai vizijos ir tie gebėjimai ir tikrai šventi. Ar taip jau galima, nu, tiesiog atsargumo dėliai gal geriau būti atsargesniam, bet kad tai yra ir šviesu, tai ar nu visiškai. Tos vizijos tikrai duoda emocinį šviesumą, emocinį gėrį. Nes vėlgi, jeigu jos būtų negatyvios, jų mažai kas klausytų. Tai visos tos, jeigu jūs pažiūrėsite visas vizijas, jos turi vis tiek kažkokią emocinį pozityvumą. Nes kitaip jos nenupirktų jūsų dėmesio. Ir tai visuomet buvo. Tie žmonės, kurie pradėdavo judėjimus, bažnyčias, jie pradėdavo nuo emocinio pozityvumo, nes kitaip jie nepritrauks žmonių dėmesio. Pirmas dalykas. Antras, taip, aš netgi yra Šventos Faustinos dienoraštis, aš atsimenu, labai senai jį skaitydavau, tai vizijos iš Dievo, dabar mes galim pereiti netgi ir į tą sritį, kuomet Marija yra apsireiškusi ir Čekijos Respublikoje, ir Bosnijoje, Hercegovinoje, ir Portugalijoje, ir Lurde, Lietuvoje. Šiluvoj. Taip, Lietuvoje. Ir kitose vietose Lietuvoje daug vietų yra. Tikrai taip. Ir dvi problemos. Pirma problema, tos vizijos tikrai realios. Va čia ir yra ta problema, kad tos vizijos realios. Problema tame, kad viskas, kas susijęs su tom vizijom, mes galim paskaityti archyvus tų vizijų ir Lurdo Prancūzijoje teko skaityti archyvus. Tuomet jūs atsiverčiate Bibliją ir jūs matot, kad nesusieina galai. Matot, jeigu Dievas nori kažką pasakyti žmogui, patikėkit, jis tikrai tą informaciją iki jūsų daneš. Jis nepanaudos vieno žmogaus Kinijoje, kad jisai visą tai išplėstų. Visa pagrindinė žinia jau yra surašyta. Visos tos vizijos, aš nesakau, ar jos geros ar blogos, aš tiesiog sakau, kad geriau nuo jų laikytis atokiau. Nes nuvažiavus į Bosniją, Hercegoviną, Medžiugorję, pavyzdžiui, kur Marija iki šiol apsireiškia kiekvieną savaitę grupiai žmonių. Ir kiekvieną savaitę išeina naujos knygos, ką Marija pasakė tiem žmonėm. Nu, iš šono pažiūrėjus, kokios praktikos, kokie ritualai vyksta ir koks judėjimas stiprus, žmogus su racionaliu protu pažiūrės iš šono, šiek tiek išsigąstų. Tai tikrai ne biblinė krikščionybė, apie kurią mes kalbam. Aš pats buvau Medžiugorjėje 10 ar 11 metais ir taip, įspūdis nuostabus, tačiau ritualai ir praktikos, kurios atliekamos, tas judėjimas ir geriau nuo jo laikytis atokiau, kadangi tu nežinai su kokios dvasios tau duoda viziją. O jeigu Dievas jau duos viziją, tai jinai bent jau atitiks tą, ką jisai sakė per amžius Biblijoje.
per tūkstantmečius. O ta informacija, jinai tiesiog neatitinka teologiškai. Jokie teologai net nekiša prie to nagų, nes O žino. galbūt, jeigu Dievas duos viziją, tai jisai duos tau asmeniškai, be tarpininkų, nereikia galbūt jam Tikrai. per Vis, aplinkelius eiti, jisai tiesiog tu pajausi savo širdimi, kad tai yra žinutė tau. taip, deja, bet visi judėjimai, visos vizijos yra paremtos praktikom, kurios veda jūs paskui kažkokius žmonės, kurie kažkuom ypatingai, kažkokią viziją matė ir panašiai. Viskas yra paremta ant tarpininkų. Bažnyčia paremta ant tarpininko kunigas. Kunigas jums atleidžia, reiškia Dievas jums atleidžia. Jis kaip tarpininkas veikia atleidimo formą. Viskas yra paremta ant tarpininkų, kuomet pats Naujasis testamentas Kristus sako, kad nėra jokių tarpininkų. Paulius savo laiškose sako, nėra jokių tarpininkų. Ir mums sunku su tuo sukovoti. Čia kaip tik vienas klausimas ir buvo, ar galima turėti stiprų tiesioginį ryšį su Jėzumi, neinant į bažnyčią? Mano pats mėgstamiausias klausimas. Pats mėgstamiausias, tikrai medalis tam žmogui, nes pati mano mėgstamiausia tema. Ir dėja daugeliui bažnyčiui, bet tikrai galim. Dievas, matot, mes esam bažnyčios dėka yra susiformavusi idėja, jog bažnyčia vos nėra pats Dievas. Tai skamba grubiai, tai skamba fanatiškai, bet jeigu jūs paimtumėt interviu, jeigu jūs užduotumėt klausimus žmonėm, kurie eina į bažnyčias, jie jums atsakytų, kad ne, bažnyčia yra viskas. Palaukit, bažnyčia nėra Dievas. Pats žodis bažnyčia iš graikų kalbos eklesija, tai reiškia žmonių susibūrimas. Tai nėra judėjimas, tai nėra religija, tai nėra pastatas, tai yra žmonių susibūrimas. Ten, kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten esu ir aš. Ir labai daug teologų propaguoja tą mintį, kad bažnyčia tai visų pirma yra tavo šeima, ten, kur yra žmonių susibūrimas, tai yra pati pagrindinė ir pati svarbiausia dvasinė bažnyčia. Tai lengviau yra turėti santykį su Dievu be bažnyčios, su Kristumi. Netgi kartais yra lengviau, nes tas, kas vyksta bažnyčiose, kas propaguojama bažnyčiose ir pati pasaulėžiūra bažnyčios. Visi žiūri į kunigą su jautresnėm akim negu į patį kryžių arba į patį Dievą. Tai yra liūdna ir tai nėra ta bažnyčia, kurią statė Kristus. Ir net jeigu pažiūrėjus į bažnyčios istoriją, nuo ko Vatikanas prasidėjo, nuo ko katalikybės, ir protestantai lygiai tą patį žinoma daro, bet netgi katalikų judėjimas. Kai krikščionybė atėjo į Romos imperiją, buvo visos pagonių šventyklos. Visos pagonių šventyklos. Dievui Apolui, Dievui Zeusui, visokios, su savo ritualais, su savo apeigom. Ir po to, kuomet atėjo krikščionybė, viskas, ką jie padarė, jie tiesiog pakeitė vardus. Gerai, čia šventykla bus ne Dievui Apolui, bus Kristui, Jėzui Kristui. Visi ritualai liko, visos apeigos liko, sistema liko, politinė sistema šventyklų liko, viskas liko. Ir tai tiesiog transformavosi į tą bažnyčią, kokią mes turim šiandien. Bet galbūt nereikia taip kategoriškai teikti, kad čia yra viskas blogai. Yra žmonių, ir aš pati asmeniškai pažįstu, kurie turi tokį tyrą santykį su Jėzumi ir su Dievu, ir jie ateina tikrai tyrai į tą susibūrimą žmonių. Jie galbūt savo tuo tyrumu ir tiesiog viską neutralizuoja, jeigu ir yra kažkokia tai ten kita mintis. Yra labai daug gerų katalikų, aš pats jūs pažįstu, ir protestantų, ir evangelikų, ir tikrai įvairių kategorijų, krikščionybės kategorijų žmonių, kurie yra tikrai nuostabus krikščionis. Aš tiesiog galbūt apie pačią sistemą, kuri daugelį žmonių tikrai šiek tiek ne į tą pusę veda. Ir žmonėms po to ir susidaro ta tokia mintis, jog jeigu aš einu į bažnyčią, nuo sielą iškeliu. Galbūt tai priklauso ir nuo sąmoningumo, jeigu žmogus nori giliai viską suprasti, jeigu jisai nori įsigilinti į kiekvieną ritualo prasmę, esmę, tada jam kyla, aišku, daugiau klausimų ir ne kiekvienas gilinasi, kiti tiesiog tiki, o kitiems dar protas reikalauja įrodymų ir prasideda tada tenais jau tada visokie kiti dalykai. Ir buvo dar kitas klausimas, ar yra nors viena religija, kuri nėra sumanipuliuota ir kodėl, pavyzdžiui, daugelį šalių religija buvo įvesta per kraują, o Dievas juk yra besąlyginė meilė. Na, visų pirma, ne, tokios religijos neegzistuoja.
į bet kokią religiją pažiūrėkite, jinai yra visa pastatyta ant tam tikros formos politinės manipulacijos. Jos visos yra politinės agendos, politinės, bet kokia krikščionybė, katalikybė, protestantizmas, budizmas, islamas, tas pats judaizmas. Po kiekviena religija yra tam tikra politinė atšaka, tam tikra manipulacijos atšaka. Vėlgi, aš neapibendrinu, kad viskas blogai, vėlgi yra tam tikro atšakų, Taip, viskas. taip. Mes tiesiog, jeigu kalbam apie kraują, apie manipulaciją, tai tikrai ne. Pats Dievas, jisai nėra religija. Bet kalbant apie kraują, patikėkit, yra labai daug krikščionių judėjimų, kur dar galima būtų pasiginčyti, kas blogiau, ar tiesiog lieti kraują, ar tą zombavimą ir programavimą, kurį jie žmonėse išugdo. Nes po to ten jau jokiais psichologais to žmogaus nebeiškrapštys iš tos fazės. Tai tikrai ne. Pats Dievas, Kristus, Biblija, krikščionybė pati, jinai nėra iš savęs kaip religija. Nes religija visuomet buvo surišta su kažkokiu politiniu judėjimu ir krikščionybė tikrai. O kaip yra su krikšto sakramentu? Labai daug šeimų tai daro tiesiog tradiciškai. Ir pavyzdžiui, aš pati nekrikštijau savo vaikų, nes aš galvojau, vis tiek jie suaugs, jie patys pasirinks ir jiems čia spręsti, o ne man. Ir vat kaip tavo požiūris yra į tai? Mano požiūris tikrai yra nuostabus į tai, kadangi krikštas yra kaip, čia gal keistai nuskambės, kaip sutuoktuvės. Krikštas yra pasakymas Dievui taip. Na, vyras ir moteris pasako vienas kitam taip. Kaip jūs po to gyvensite? Krikštas tikrai negelbėja. Krikštas negarantuoja, kad santuoka bus... Pati santuoka negarantuoja, kad visas likusis gyvenimas santuokoje bus laimingas. Lygiai taip pat ir krikštas. Visi įsivaizduoja, jeigu aš pakrikštas, aš išgelbėtas, tikrai ne. Tai yra tiesiog pasiryžimas Dievui tarnauti. Pasiryžimas, pasakymas Dievui taip, ir nuo to momento gyvenimas tik tais Dievui skirtas. O ar maži vaikai, ar suaugę, tai aš visuomet tikrai linkiu jų suaugę, kadangi tu turi sąmoningai priimti tą sprendimą, o ne už mažus vaikus. Mažų vaikų ta tradicija, jinai kilo iš to, kad dėl ko ir egzistuoja krikšto tėvai. Kilo iš tos minties, kad tas vaikas bus auginamas krikščioniškose namuose, su krikščioniškom tradicijom, su Biblijos vertybėm. Ir vien tik tais iš to, nes krikštas netgi kai kuriuose tradicijose krikščionybės yra skaitomas vos ne kaip egzorcizmų, kaip išvalymas nuo bet kokios išlaisvinimas, bet kokios piktos dvasios. Bet aš visuomet už suaugusių krikštą. Kai tu sąmoningai pasakai taip, aš noriu gyventi krikščioniškai, aš noriu gyventi su Dievu. Tai krikštas yra be galo svarbu. Aišku. Tai toliau būtų klausimai. Kai kurie egzorcistai sako, kad net eilinis neatleidimas žmogui yra apsėdimas ir tikriausiai nėra nei vieno neapsėsto žmogaus. Na taip. Matot, problema yra tame, kad egzorcizmas iš tikrųjų tie, kas užsiminė egzorcizmu, kas matė baisumą tos praktikos, jie tikrai nesimėto tais žodžiais į kairę, į dešinę. O tas apsėstas, šis žmogus apsėstas, nes jie žino iš tikrųjų, ką tai reiškia, kai žmogus realiai yra apsėstas. Ir negalima prirašyti nuodėmės apsėdimui. Apsėdimas tai yra tiesiog aukščiausia forma demoniško prisirišimo. Ir tai yra retesnis dalykas, negu žmonės įsivaizduoja. Tenais yra visa hierarchija, visa piramidė, vos ne, kaip piktos dvasios gali prie jūsų prisirišti prie jūsų namų, prie jūsų sapnų, ir taip toliau. Bet, kad sakyti, elementariausia nuodėmė yra apsėdimas tikrai. Ir kad visi žmonės apsėsti tikrai. Apsėdimas yra labai reta forma dvasinės problemos, bet jinai tikrai egzistuoja ir tie žmonės iškart išsiskiria. Aš, pavyzdžiui, taip kaip aš suprantu, tai įsivaizduoju, kad jau apsėdimas, tai kai jau tavo sielai daro kažkas įtaką iš šono, bet mūsų sielai yra labai saugoma ir be mūsų valios niekas taip lengvai prie jos nepriartėja. Tai reiškia, kad jau čia turėjo įvykti daug didelių kažkokių tai sukrėtimų, kad kažkas tai sugebėtų padaryti įtaką tavo sielai. O pavyzdžiui, galima daryti įtaką ir mūsų mintims tikriausiai. Tai čia būtų tada ne joks neapsėdimas, tiesiog manipuliavimas, įtakos darimas, ar ne, ir pakreipimas. Čia priklausomai nuo kokio gylio yra ta įtaka kažkam tai. Tikrai taip. Ir teisingai pasakėt, Jūratė, nes
visi apsėdimai, jie niekuomet neįvyksta be žmogaus sutikimo. Kaip tai keistai beskambėtų. Visuomet žmogus padaro kažką, arba savo gyvenimo būdu, arba savo prastais pasirinkimais, arba lenda į dvasinės kokias nors praktikas, dėl ko sakau, kad su pentekostais lenda į kokias nors dvasinės praktikas ir panašiai. Žmogus visuomet padaro pirmą žingsnį pats. Visuomet. Apsėdimas niekada neįvyksta jum nepasakius taip. Čia turbūt baisiausia informacija, ką galim pasakyti. Gali būti ir labai nesąmoningai tai, ar ne, bet vis tiek kažkoks yra leidimas. O pavyzdžiui, kai yra kažkokia didžiulė kaltė, didžiulės ten kitos stiprios emocijos, jeigu yra, pavyzdžiui, narkotikai dar, ar nėra alkoholis, arba kažkokia gyvenimo duobė, mes net nesuvokiam turbūt, kai kažkaip tai duodam tą sutikimą, kokiose situacijose reikia būti ypač budriem, kur gali įvykti tas toksai nesuvoktas sutikimas. Galbūt lengviausias atsakymas iš šitą klausimą būtų, žmogus pats sudaro patogias sąlygas piktom dvasiom arba apsėdimam. Savo gyvenime sudaro jiem palankias sąlygas. Matot, jeigu žmogus disciplinuotas, psichologiškai stiprus, dvasiškai stiprus, besimeldžiantis krikščionis, tai nėra palanki situacija. Tai šitoje erdvėje jokia pikta dvasia tikrai nekišnauja. Niekada. O jeigu žmogus veda labai laisvą gyvenimo būdą, nuodėmingą gyvenimo būdą, alkoholiu per daug naudojasi, į narkotikus yra įsivėlęs, viskas, tai yra tiesiog patogi erdvė, su tuo žmogum daryk, ką nori, dvasiškai šnekant. Ir tai dažniausiai ir atsitinka. Tu tiesiog savo gyvenimo būdu sudarai piktom dvasiom patogias sąlygas prie tavęs prieiti. Nes jeigu aš gyvenu su Dievu, niekada niekas neprieis. Taip, lengva pasakyti, bet tikriausiai netaip lengva tame išlikti. Toliau, ar atlikdami seansą kada nors jautėte baimę ir kaip su tuo susitvarkėte? Tikrai taip. Bet kaip aš minėjau prieš porą klausimų, kad tie, kas iš tikrųjų daro egzorcizmą, mato tą siaubą egzorcizmą, kadangi tai nėra lengva praktika, tai nėra tiesiog nuvažiuoti kažkur, padaryti egzorcizmą, grįžti namo, toliau žiūrėti filmą. Tikrai ne. Tai yra psichologiškai be galo stipri praktika ir ypatingai tai atlikinėti. Ir kiekviename egzorcizme taip jaučiau pastoviai baimę, kadangi tai yra baimė ir už patį žmogų, baimė ir už save, ir baimė, kadangi tu matai tokius dvasinius arba fiziologinius dalykus, kurių vis tiek tavo protas nesufiltruoja. Ką aš matau dabar, ar tai įmanoma ir panašiai. Ir dėl ko netgi žinau asmeniškai po tikrai labai gerų pasikaušiusių egzorcistų, kurie tiesiog baigia blogai iš alkoholio pusės, nes tiesiog nesusitvarko su tuo, ką mato. Nes tai tikrai nėra tiesiog, pas dantis tenai. Tai praktika, kuri pačius egzorcistus liečia labai stipriai. Tai aš tikrai daug metų pradirbęs, prasidėjęs toj temai, aš tiesiog 2 metus buvau paėmęs absoliučią pertrauką, nes jau jaučiau, kad blogai. Tiesiog pačiam. Tai po kiekvieno egzorcizmo visuomet buvo poros dienų atsistatymo laikotarpis. Tai nėra tiesiog lasdelę pamojavai, žmogui praėjo ir viskas, ten tikrai sunku. Taip. Ir dar buvo toks vienas klausimas, tai kokia mūsų gyvenimo prasmė, jeigu mūsų siela pastovus mūšio laukas? Čia mes kai kalbėjome, kad jinai labai brangi ta siela ir kad visą laiką vyksta dėl jos kova. Žmogui, galbūt, kuris uždavė šį klausimą, būtų geriausiai paskaityti Biblijoje mokytojo knygą. Bet jeigu nenorės skaityti, aš ją per minutę šiek tiek apipasakosiu apie ką. Tai irgi žmogus pradžioje knygos užsiduoda klausimą. Saliamonas, karalius Saliamonas. Kame gyvenimo prasmė? Ir jis bando ieškoti gyvenimo prasmės. Maiste, vakarėliuose, džiūgavime, džiaugsme, šeimoje, moteryse, vaikuose, darbe, piniguose, bet kame. Ir galiausiai vis tiek jam tai neduoda džiaugsmo. Ir galiausiai jisai pasako, kad
Gyvenimo prasmė yra Dievas. Ir tai yra lengva pasakyti. Ir visos bažnyčios tą sako, gyvenimo prasmė yra Dievas. Bet dažniausiai visi tie dalykai, kuriuos jisai mini visoje knygoje, džiugavimas, pinigai, vaikai, šeima, visi Mhm. pasaulietiniai dalykai, pavadinkime. Tai nereiškia, kad tai nėra gyvenimo prasmė. Tai nereiškia, kad prasmė nėra dirbti, ar kurti šeimą, ar stengtis vadovautis dorybėmis, vertybėmis. Prasmė yra, kad Dievas būtų už visų tų dalykų, kad jisai būtų juose, jisai būtų šeimoje, jisai būtų tavo darbė, jisai būtų tavo uždarbė, tavo finansuose ir panašiai. Dėl ko iš karto atsiriboja godumas ir puikybė, tokių dalykų. Kuomet Dievas yra kasdienybėje. Tai prasmę rasite netgi elementariausiose kasdienybės detalėse. Benzinas atpigo ir aš jau džiaugiuosi. Bet kai gale mano minčių stovi, kad tai Dievo malonė, Dievo darbas, Dievas su manim, tai man teikia dar didesnį džiaugsmą mano kasdieniuose dalykuose, mano šeima, mano vaikai ir taip toliau, ir mano darbas, uždarbis ir panašiai. Tai ta kova jinai bus vienaip ar kitaip, ar su Dievu ar be. Tiesiog be mes nerasime džiaugsmo netgi tose dalykuose, kame mes manome, kas mums teikia džiaugsmą. Tik tais Dieve, kuris yra visuose tose dalykuose. Bet visų pirma, jisai yra ir mumise pačiuose, jisai duoda tą stiprybę mums patiems ir mūsų kūnui, ir mūsų mintims, ir mūsų jausmams. Man atrodo, kad kai mes galvojam, kad jis kažkur yra, už mūsų ribų, tada irgi nėra dar tokios jėgos, bet jisai turi pilnai, mes turim su juo susilieti patys, ar ne? Jisai niekada nėra kažkur, užtat jo niekada nereikia ieškoti, nes jis jau jūs pats senai rado. Žmonės ieško Dievo, nesuprasdami, kad jie patys jau yra rasti Dievo. Jis visuomet čia. Mes jo dėka apskritai gyvenam, kalbam ir mąstom ir judam ir tiesiog galima tą pokalbį su Dievu ar su Jėzumi Kristumi ir savais žodžiais daryti, ar ne? Nes, nežinau, kiekviena religija turi įvairias skirtingas maldas ir kai tu jas beri kaip žirnius į sieną, ar turi poveikį jos, ar reikia iš širdies tiesiog išjaust kiekvieną žodį ir galima kalbėti savais žodžiais, melstis savais žodžiais. Visą laiką savais žodžiais. Dievas ne veltui yra minimas pastoviai Biblijoje kaip Tėvas, Tėvas, Tėvas. Tai yra tiesiog sakoma tam, kad perduoti žmogui mintį, kad jis yra artimesnis nei mes galvojame. Jis nėra kaip stabas, kuriam reikia sukalbėti tam tikrą maldų skaičių per dieną, kad jisai mums linktelėtų galvą ir sakytų šaunuolis. Tikrai ne. Tai yra kaip pokalbis su Tėvu, mes jam nesiruošiam, mes nerepetuojam jam ir panašiai. Ar tai valanda, ar 3 minutės, Tėvas visuomet džiaugiasi. Jisai šiaip ar taip mato mūsų nuotaiką, jisai žino, ką mes galvojam ir jeigu mes vienaip jausimės, o kitaip kalbėsim, viskas taigi yra, ta prasme, akivaizdu ir galima ir tu kreiptis, ir jūs, ar čia yra kažkaip tai kokia nors reikšmė dėl to? Tikrai ne, nes geriausias atsakymas visuomet į šitus klausimus, kas būtent liečia maldą, yra, o kaip nebyliai, pavyzdžiui. Jie negali sakyti nei tu, nei jūs. Jie melstis net negali. Jie gali tiesiog mintimis perduoti savo padėką Dievui. Ir panašiai. Taip kad čia ar lietuviškai, ar angliškai, ar lenkiškai, ar jūs, ar tu, jokios esmės neturi. Kartais geriausia malda yra tiesiog pakviesti Dievą pabūti su tavimi, kuomet tau skauda širdį, kuomet tu nei vieno žodžio net negali ištarti. Kartais tos maldos netgi yra stipriausios. Žodžių skaičių. Arba prisiminti Dievą tokiose situacijose, ar ne, kad tu niekada nesi vienas. Taip, tas minčių dvasinis sąsai su Dievu yra svarbesnis negu aš parodysiu, kad aš meldžiuosi. Arba kaip žmonės mėgsta publikai melstis. Kaip sako, netgi yra toks geras posakis, kad krikščionių niekada neatpažinsi, nes jie meldžiasi vienatvėje. Jie meldžiasi, kai niekas to nemato. Tikrų krikščionių. O tie, kurie, žiūrėkite, šiandien 3 valandas meldžiausi. Krikščionis taip nedarys. Tas, kuris iš tikrųjų myli Dievą, to nedarys. Jisai tą daro tyliai vienatvėje su Dievu, o ne rodo visiems, kad žiūrėkit, aš krikščionis, koks aš šaunuolis, aš meldžiuosi.
Jis tai ir padeda, kad kiti nepajaustų ir nematytų, ar ne? Mm. Ai, dar buvo vienas klausimas apie paveikslą, kur tu minėjai, kad buvo užrašyta kažkas apie šviesą, o poveikis buvo nekoks. Tai nuo ko tai priklauso? Ar nuo to žmogaus, kuris piešia, ar nuo to žmogaus, kuris dovanoja? Ar tai gali atsitikti tai tiek vienu, tiek kitu atveju? Matot, viena pavojingiausių galbūt sričių demonologijoje, kuri mes ją kažkaip nubraukiam, nužiūrim, nieko tokio. Yra simbolistika. Nesvarbu, kas piešia, nesvarbu, kas dovanoja ir niekas nepriklauso nuo tos moters, kurį ją turėjo. Pati simbolistika. Aš galiu va dabar ant lapo nupiešti realiai stiprų demonologinį kokį satanistinį ženklą ir nebus svarbu, kas jį nupiešė. Jisai jau egzistuoja, jisai kaip trauka, kaip magnetas, kaip kryželius žmonės nešioja. Tai yra labai stiprus magnetas, nepriklausomai nuo to, kas piešia. Pati simbolistika, demonologinė, satanistinė, okultinė, jinai iš savęs yra labai stipri. Štai kai matau, kai žmonės, pavyzdžiui, tatuiruojasi kokią nors satanistinę, nežinau, svastiką arba simbolistiką, tai net šiurpas ima. Todėl, nes pati simbolistika jinai jau yra pats magnetas. Kaip ir atsitiko su to paveikslu. Kas jį piešė, net neįsivaizduoju. O koks ten buvo simbolis, tas žodis šviesa? Tenais buvo nupieštas didelis angelas. Didelis angelas ir jisai buvo, fonas buvo visiškai tamsus ir jisai tiesiog kaip nešantis šviesą. Ir buvo parašyta, aš tas, kuris neša šviesą. Aš tas, kuris neša šviesą, satanistinėje Biblijoje yra aprašytas kaip Luciferis, kaip šėtonas. Ir visi tie satanistai, kas išlovina, jį taip vadina, tas, kuris neša šviesą. Pats žodis Lucifer yra tas, kas aš esu šviesos nešėjas. Reiškia iš lotynų kalbos. Taip kad pats faktas, pati simbolistika paveikslo jau yra labai stiprus, pavadinkim, magnetas. Be galo stiprus. Ta moteris dėl to taip ir. Reiškia, reikia atsargiai su bet kuriuo simboliu. Labai. Kaip žmonės po kabukų grandinėlių prisiperka ir tikrai, net mano praktikoje buvo, kai nuo to buvo problemų. Tu nežinai, ką tu nešioji. Arba ten, vos ne, maikė su kažkokiu trikampis vidury akis. Tai yra stiprus magnetai, patikėkite. Ir jie veikia taip, kad jūs nepastebėsite. Jūs, turim, tie, kas nešioja. Bet anksčiau ar vėliau tai dvasinė antspauda tikrai duoda stipriai. Aišku. O gal yra kažkoksai labai šviesus simbolis, kuris kaip apsauga galėtų pasitarnauti? Kryžius. Pats geriausias simbolis. Tikrai kryžius, visi kiti simboliai, netgi krikščionių tradicijose, ten simbolis žuvis, pavyzdžiui, ichtus, kur pirmieji krikščionys piešdavo ant sienų. Visa ta simbolistika, jinai yra, su ja nieko nėra blogai, viskas valio, bet dažniausiai netgi pats kryžius žmonėm pereina į sėkmės amuletą. Jeigu aš jį turėsiu, aš būsiu apsaugotas. Jūs apsaugos Dievas. Metaliukas arba simbolis jūsų neapsaugos. Čia veikia kitaip. Dievas neveikia per tam tikrus daiktus ar panašiai. Jisai veikia gyvai, jis pats gyvas. O demonologijoje jie mėgsta naudoti visokius simbolius, visokius tam tikrus daiktus, kad paveikti žmogų. Užtat demonologijoje simbolistika yra žymiai stipresnė negu dieviškas. Tiesiog veikimo poveikis, efektas kitas. Tai turbūt tiek buvo klausimų. Nebent dar šiaip kilo, Edgarai, tau minčių, ką norėtųsi pridurti, pasakyti, atkreipti dėmesį žmonių. Visų pirma, ačiū labai už klausimus. Be galo buvo tikrai įdomus, gilus ir labai įdomu, visuomet įdomu apie juos padiskutuoti. Pačiam svarbiausia laikytis disciplinos ir laikytis kiek įmanoma atokiau nuo judėjimų, kurie yra pagrįsti vizijom, kaip mes kalbėjome pačioje pradžioje, tiesiog galbūt norėčiau tą labai stipriai pabrėžti ir priminti, kad laikytis kuo toliau nuo judėjimų, nuo susibūrimų, kurie yra paremti vizijom, kurie yra paremti sapnais, aš mačiau, aš kalbėjau, aš regėjau. Labai reikia su tom atsargiai ir niekuomet nesuklysite, jeigu tiesiog pasakysite ne. Niekuomet nesuklysite.
Tai tiesiog norėčiau dar labai stipriai tą pridurti. Mhm. Ačiū labai. O bendruomenė lietuvių kalba, jinai kuriama ar jau įsikūrė? Taip, jinai yra kuriama. Aš va tik baigiau paskutinį kursą mūsų institute anglų kalboje ir kaip tik tenais kalbėjau apie, ten buvo 4 valandų kursas apie politiką ir religiją, sąsąjį. Ir kaip atpažinti skirtumus ir kokią tai turi reikšmę demonologijai. Ir mes visą tai dabar, nuo naujųjų metų pradėsime versti viską į lietuvių kalbą. Tas labai. Mhm. Gerai, tai kai bus kažkas tai konkretaus, aš pasidalinsiu tais kontaktais, o dabar ačiū labai. Ir jeigu dar gausim klausimų, tai pratęsim tą pokalbį. Aš tiesiog palieku tai savieigai ir viskas priklausys nuo mūsų žiūrovo, ar dar yra kažkokių klausimų ar ne. Būtent. Ačiū Jums labai. Ačiū labai, Edgarai.